Ir labas šeštadienio rytas. Mes kaip ir buvome sutarę, šiandien turėsime trumpą rytinį pasikalbėjimą prie kavos ir pakalbėsime aktualią temą. Tai pirmiausia, noriu tokį klausimą jums užduoti, tie, kurie jau dabar prisijungsite ir klausysite po to. Netgi ir tuo atveju, jeigu esate susipykę su tėvais arba neturite ryšio, bet visuomenėje yra jaučiamas spaudimas dažnai dėl to, kad yra kraujo ryšys ir tai yra jūsų tėvai, privalote kažką dėl to daryti. Aplankyti per šventes, laukyti, kai serga, rūpintis kitais kažkokiais nenumatytais gyvenimo atvejais. Tai šiandien apie tai ir daugiau kalbėsime su Rūta, o dabar aš tuoj įsivažiuosiu ir į visą temą. Tai šiandienos pokalbio tema gimė neatsitiktinai, o gimė todėl, kad Rūta dirba su šeimos teise daugiau kaip 30 metų, jūs turite patirties nagrinėdama šeimos teisės bylas ir neįmanoma išvengti to, kad pradedate gvildenti ir gilesnės temas, kapstytis po kažkokias tai asmeninės situacijas ir istorijas, siekdama išspręsti visapusiškai, kompleksiškai kliento situaciją, ar ne? Na taip, ilgainiui taip ir gavosi. Pradžiai dirbau kaip standartinė teisininkė, tai yra parašai dokumentą, išsiunti teismui, manai, kad atstovauji geriausiai kliento interesą, bet ilgainiui pasidarė įdomu, o kokios yra priežastys, kad žmonės papuola į tokias situacijas, kad šeimos yra disfunkcinės, kad vaikų interesai yra paskutinėje vietoje, nors šnekama labai gražiai ir taip toliau ir panašiai. Na tai be abejo teko pradėti kapstytis giliau. Taip, tai vat ir man ta tema taip pat labai stipriai aktuali. Aš esu kaip moterų mentorė, kelintus metus jau dirbu. Ir nagrinėdama santykių situacijas, disfunkcinius santykius, į kuriuos patenka moteris, anksčiau ar vėliau, kokią antrą arba trečią konsultaciją, mes vis tiek prieiname prie to, iš kur atėjo jos kažkokie pasirinkimai, iš kur atėjo jos išmokti elgesio modeliai ir paaiškėja, kad pavyzdžiui už viso to, kaip pagrindas stovi disfunkciniai tėvų santykiai arba disfunkcinė mama arba tėvas. Tai yra pasižymintis tokiu elgesiu, kuris žaloja asmenybę vienaip arba kitaip. Ir aš pradėjau labai dažnai ir labai drąsiai sakyti, kad tokiais atvejais, kai yra stiprus toksiškumas, žmogus savo elgesio nekeičia, tiesiog nukirsti visas tas gijas. Ir tai yra labai tokia nepatogi nuomonė ir pasirinkimas. Ir mes užmatėm, Rūta, ir jūs ir aš, yra tokia rašytoja Eva Tombak, ir jos išleista knyga Nebaigti reikalai, kaip terapinė kultūra klibina vaikų ir tėvų santykius. Ir nusprendėm apie tai pasikalbėti, kadangi matom, jog terapinės kultūros sąvoka, kurią transliuoja Eva viešai ir pasileido tą temą paraleliai diskusijos, gali pridaryti daugiau žalos negu naudos tiems, kurie nesupranta iš esmės apie ką čia yra ir kad tai yra tik tai pasekmė viso to. Pasiekmė, žmonių suaugusių paskui pasirinkimas, kaip pasiekmė atsiriboti nuo tėvų. O čia bandoma naudoti terapinės kultūros sąvoką tam, kad pateisintų kažkokį tai galimai tą disfunkcinį netinkamą santykį iš tos mūsų tėvų kartos. Na čia gal įsiterpiant, aš sakyčiau taip, ta diskusija, kurią pati Eva užvirė, be abejonės netgi yra naudinga, kadangi išgrynino šitą problemą, kad ji tokia egzistuoja. Galbūt man nepatinka tai, kad yra pateikiama per dvi supriešintas stovyklas ši tema. Tai yra tėvai, kurie motinos ir tėčiai, kurie jaučiasi atstumti suaugusių vaikų. Mes čia dabar iškart vėlgi pasakom, kad nekalbam apie nepilnamečius vaikus. Tai yra motinos ir tėvai, kurie jaučiasi atstumti suaugusių vaikų, galbūt seneliai, dėdės ir tetos taip pat. Tai yra viena stovykla, o kita stovykla tose diskusijose aiškiai matoma, tai yra tie suaugę vaikai arba galbūt anūkai, kurie jaučiasi
stipriai užteršti tam tikrų situacijų, kurios buvo ir yra jų šeimose. Ir galbūt yra atsitraukę toliau tam, kad galėtų susitvarkyti savo viduje. Tai tokios 2 stovyklos buvo kaip ir net sąmoningai, sakyčiau, sukurtos tose diskusijose apie knygą. Tai mes galbūt čia priimkime kaip tiesą, kad nėra blogos reklamos, yra tik tai reklama. Ir mes tuo pačiu irgi Evos knygą reklamuojame čia kalbėdamos apie tas diskusijas, kurios užvirė tam, kad ta knyga būtų reklamuojama. Tai viskas tvarkoj. Aš dar noriu pasakyti, kad aš pati Evą tikrai gerbiu kaip produktyvę rašytoją, tyrinėtoją įvairiausių temų ir netgi esu vienosios knygos herojė, tai yra anksčiau parašytos knygos apie įvairias, sakykime, metafizinės patirtis. Tai viskas čia yra tvarkoj, tai nėra nukreipta nei prieš Evos asmenybę, nei prieš jos knygą, nei prieš jos idėjas. Mūsų šitą šiandien pasikalbėjimo tema, bet būtent mes pamatėme 2 stovyklas ir liktai tokia intencija tas stovyklas toliau priešinti. Tai yra, kaip minėjau, suaugę vaikai, kurie atsitraukia nuo toksiškos aplinkos ir tuom nepatenkinti tų suaugusių vaikų tėvai. Taip, tai vat viešoje erdvėje atsiranda toks naratyvas, kad žmonės, suaugę žmonės, vaikai, suaugę vaikų tėvai, ryšius per daug lengvai nutraukia dėl kažkokių ribų, dėl terapinės kalbos, dėl terapinės kultūros, dėl autentiškumo paieškų, dėl empatijos stokos ir dėl savęs paieškų. Tai ką jūs realiai, Rūta, matote? Ar tikrai tie ryšiai gali nutrūkti dėl kažkokių ribų, ar tos terapinės kultūros, ar šiaip sau gali nutrūkti, ar tai nėra spontaniškas sprendimas, o ilgo proceso rezultatas? Aš bandžiau įsivaizduoti, skaitydama tas diskusijas, bandžiau įsivaizduoti, kas turėtų atsitikti, kad stiprų ryšį, pagarbą, prieraišumą, artumą jaučiantis suaugę vaikai, tai yra jaučiantis savo tėvų ir motinai, kad juos kažkas tai atstumtų nuo tėvų. Tai yra neįmanoma. Jeigu tikrai tas vidinis ryšys yra, jeigu yra atvirumas, pasitikėjimas, pagarba, tai nei joks terapeutas, nei kažkokia teorija, nei knyga, nei dar kažkas neatstums nuo tėvų. Vadinasi, pagrindas tam atstumimui buvo kažkada paklotas ir tik tai tereikėjo kažkieno tai indėlio papildomo, kad įvyktų kažkoks faktinis žingsnis. Tai aš nemanau, kad terapinė kultūra, nesvarbu kaip mes ją suprasime, ar taip kaip Eva bandė apibrėžti pradžioje savo įrašuose, savo Facebooko paskyroje, paskui tai pasikoregavo šiek tiek, ar mes ją kitaip suprastume tą terapinę kultūrą, taip kaip yra priimta ją suprasti tokiuose galbūt profesionaliuose diskusijose ir apibrėžimuose, tai nėra svarbu. Esmė, kad jokia terapinė kultūra, joks terapeutas negali atstumti nuo suaugusio žmogaus, kuris jaučia pagarbą, meilę, artumą savo tėvam, atstumti nuo tų tėvų. Tai yra tiesiog prieš gamtą, tai yra neįmanoma. Jeigu tas ryšys yra tvirtas, saugus, emociškai, visapusiškai saugus ar ne, tai niekas to ryšio ir nesunaikins. Jeigu jis yra, tai yra. Jeigu jis yra, tai jis yra. Tai va čia ir yra. O kai to ryšio nėra, tai terapeutas, specialistas kažkoks ar ne, jis tik tai padeda susidėlioti tam tikriems momentams į savo vietas ir padėti žmogui pamatyti specialių žinių pagalba to, ko žmogus pats galbūt ilgą laiką negebėjo įvardyti ir pamatyti. Gali būti taip, gali būti ir kitaip. Gali būti, kad terapeutas iš tikrųjų nėra pakankamai pasiruošęs tam tikrom situacijom ir gali būti, kad nuveda klaidingais keliais. Šiandien nėra atmestina ir aš netgi tokių istorijų žinau. Tačiau paklauskime savęs, kodėl tas suaugęs žmogus nuėjo pas vienokį ar kitokį terapeutą, kodėl jis ieško konsteliacijų, kodėl jis ieško hipnoterapijų,
kodėl jis ieško visokių kitokių praktikų, arba tų praktikų pakaitalų, arba kažkokios iliuzijos ieško, dėl to, kad kažko trūksta šitam žmogui. Taip, kažkur jis jaučiasi diskomforte. Jeigu tu esi visiškoje harmonijai su savimi ir su aplinka, tai iš vis jokios konsteliacijos tavęs netraukia, tu neieškai hipnoterapijų. Ieško žmogus atsakymo. Kad gali nueiti klaidingais keliais, be abejo, gali nueiti klaidingais keliais, bet mes pirmiausia grįžkime prie šaknų, kodėl žmogus to ieško, kas jam yra negerai. Ir vis tiek mes, kaip bežiūrėtume, dažniausiai atsirutuliosime iki to, kaip tas žmogus gyveno savo tėvų šeimoje. Kasgi ten vyko, kad tapęs suaugusiu, jisai jaučia kažkokį tai poreikį kažkur knaisiotis. Taip pat aš laikausi nuomonės, kad ilgalaikis knaisiojimas po vadinamas vaikystės traumas, tai tikrai nėra gerai. Nes čia galim visą gyvenimą murkdytis toje temoje ir vis tiek neišsimurkdysim iki galo ir dažnai galbūt tikrai nueisime klystkeliais. Konstatavus savo, kad kažkokios tai situacijos, kažkokiu tai asmenų požiūris į mus, elgesys su mumis, mus vienaip ar kitaip, pavadinkim, paveikia toksiškai, paveikia destruktyviai, galbūt nesusiformavo savivertė dėl to, galbūt mes gyvename su kaltės gėdos jausmų nuolat ir panašiai. Tai viskas taip gali būti ir labai dažnai tai yra aukštesnių ar mažesnių laipsnių, bet vieną kartą savo tą pasakius, reikia pradėti kurti save ir savo gyvenimą taip, kaip mes norime. Ir tikrai tai nėra pagrindas pykti ant tėvų, kažkaip jiems priekaištauti. Na, kaip jiems gavosi, taip gavosi. Mes pasiimame atsakomybę į savo rankas, pasiimam tą kardą į savo rankas ir einame ginti savo karalystės. Problema ta, kad daugelis tų žmonių, suaugusių, kurie jaučiasi diskomforte emociniam, jie net nežino, ko jie nori. Ir aš su tuo nuolat susiduriu, ateina pas mane, ypatingai jau kalbam apie klientės moteris, kažkodėl taip yra. Ir kai aš paklausiu, tai kaip jūs norėtumėt, kad būtų, dažnai, jeigu ne pirmų sakinių, tai jau antrų sakinių klientės pradeda šnekėti apie tai, kaip reaguoja sutuoktinis, ką jis darys, ką jis galbūt darys, ką jis daro, ko sutuoktinis nori, arba partneris, arba buvęs sutuoktinis. Aš tada grąžinu klientę vėl atgal, viskas tvarko, jūsų sutuoktinį paliekame dabar už durų, arba jūsų tą partnerį ar kitą asmenį, dėl kurio jūs čia atėjote, tačiau kalbam apie tai, ko jūs norit. Ir patikėkit, kartais būna 5 kartus aš turiu grąžinti moterį į tai, ko ji nori. Ir aš supratau ilgainiui, kad užaugo suaugusios žmonių karta ir žmonės nežino, kokio gyvenimo jie nori. Tai vadinasi, tiek yra užspausta nuo vaikystės, užglušinta, tiek yra versta imituoti mandagumą, pamiršti savo poreikius, savo norus, kad žmogus, net būdamas suaugusiu, kalba ne apie savo gyvenimo kūrimą, o vis kalba apie kitą. Ir jeigu pastebėjote tose diskusijose, kurios kilo po Evos įrašais, ten būtent tiek pati Eva, tiek jai pritarinti dalis diskutuotojų kalba, kad suaugę tie vaikai, kurie atstumia tėvus, tai jie tik tai mato save ir nemato kito. Atsiprašau, visų pirma, šitie žmonės nemato savęs, ko jie nori. Tai čia yra problema. Taip, tai vat, todėl galima truputėlį pakalbėti apie tas ribas, kai diskusijose buvo kalbama, kad jeigu vat, nustato ribas, ar ne, gaunasi atriboja tą tėvą arba motiną ir iš karto automatiškai tai prilyginama tėvo arba motinos atmetimui. Bet ribos tai, man atrodo, kad yra būtinos sveikam žmogui ir jos gali būti naudojamos siekiant save pilnai išreikšti ir ar tikrai
ribų nustatymas reiškia santykio pabaigą. Jeigu aš, tarkime, nustatau ribas, mama, žiūrėk, aš tavęs prašiau, aš esu taip sakiusi savo mamai kartą, kai pradėjau savo veiklą, sako, nu ką tu čia darai, susirask normalų darbą ir, ta prasme, gauk tu normalius tuos pinigus, ką tu čia sugalvoji. Ir aš sakau, mama, žiūrėk, tu arba palaikai mane, arba tu nekomentuoji. Aš suprantu, kad tu neturi patirties šitoje srityje, iš esmės niekada nesi dirbusi savarankiškai ir kūrusi, tai jeigu tu manęs negali palaikyti, susilaikyk ir nekomentuok. Jeigu komentuosi, aš būsiu priversta daryti kažkokį tai veiksmą, vadinasi, ribą nustatyti. Tai va šitoj vietoj, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, toksiškas arba tėtis arba mama, tų ribų negerbė, vaikas nubrėžė ribas ir atsitraukė, automatiškai diskusijose mačiau, kad tai vadinama, jog atmetimas, atstumimas tėvų laikoma. Ribas nustačius, tai vadinama kaip atstumimu. Bet kažkodėl tai tas tėvas nesupranta, kad aš turiu gerbti sūnaus arba dukros pasirinkimą, nuomonę, valią, autentišką jo pasirinkimą. Vat šitas momentas apie ribas. Kad man atrodo, kad jos labai dažnai atsiranda per vėlai. Ir net suaugę žmonės pradeda bandyti ginti save, nustatyti tas ribas ir tada gauna kaip pasiekmę tokius komentarus, kad kaip tu drįsti dabar atsiriboti nuo manęs. Tai čia mes turbūt turėtume, aišku, labai pavojingai ir apibendrinti visų pirma. Reikėtų kiekvieną atveju žiūrėti, kodėl gimsta suaugusio žmogaus, tėvo, motinos, dėdės, tetos, močiutės ir taip toliau. Noras taip komentuoti, kad tu nedirbk to, dirbk tą, nestok ten, ką tu dirbsi mokytoja, jeigu tu ten studijuosi šitą, tai ką tu nori dirbti mokytoja ir taip toliau, ir taip toliau. Mes prisiminkime, kiek mūsų vaikų, nesvarbu, kokio mes amžiaus dabar bebūtume, ištisos kartos buvo gąsdinamas, jeigu nesimokysi, būsi traktoristu. Eisi šluoti gatvę, taip toliau. Mes augome ant gąsdinimo, baimės, įtampos kėlimo kultūroje. Mes augome ir be abejo, kada mes bandome iš to išsilaisvinti, prasideda kitoje pusėje reakcija. O kaip dabar čia šitas kabutėse vaikas, ant kurio visi krovė savo įtampas suaugę prieš tai, dabar staiga jisai išslysta iš mūsų kontrolės ir jisai pradeda rinkti savo kelią ir galbūt jau mes nebeturėsim ant ko išlieti savo tų įtampų vidinių. Dėl to, kad mano įsitikinimu motina, tėvas, nesvarbu kitas šeimos narys, kuris iš tikrųjų jaučia artumą, iš tikrųjų tą meilę būtent per palaikymą nori išreikšti, per supratimą, per priėmimą, tai niekada taip nesakys. Ką tu čia dirbi, tai eik dirbti taip, kur ten tau mokės kas mėnesį aiškiai algą. Tai be abejo, aš pati esu, pavyzdžiui, girdėjus tokių komentarų, kad eik tu ten kokią nors notarę dirbti, dėliosi štampus ir dėsi pinigus į kišenę. Atsiprašau, jeigu notarė kokia girdės, aš žinau, kad jūsų darbas yra ne vien tik tai štampai, bet toks buvo supratimas kažkada. Tai man atrodo, kad labai sunku rasti žmogų, kuris per savo gyvenimą iš artimiausių suaugusių žmonių nebūtų kaip vaikas, ar kaip paauglys, ar kaip suaugęs girdėjęs tokių komentarų. Ką tu čia prisigalvoji? Taip. Kokia galėtų būti reakcija, jeigu tai iš tikrųjų yra iš meilės, iš artumo, iš palaikymo? O kodėl tu rinkiesi šitą? Kas tave čia patraukė? Aš jau nekalbu apie tai, kad galėtų paklausti, kom čia mes galėtume padėti prie tavo svajonės. Čia jau būtų labai jau čia aukšto lygio situacija, bet tiesiog, o kodėl? Žmonės pamiršta tokį dalyką tiek šeimose, tiek kitoje aplinkoje, kaip klausimas. Per klausimą pabandyti suprasti kitą žmogų. Kodėl tu taip renkiesi? Aišku, jeigu tai iš tikrųjų yra įdomu, imituoti čia nieko nereikia. Bet tą, ką jūs, Aušra, sakėte, ir ta situacija ganėtinai standartinė, tai einama ne per bandymą suprasti pasirinkimą šiuo atveju dukros, bet iš karto primetamas savo šabloninis matymas, kad taip yra negerai ir tas vaikas turi eiti ten, kur mano baimės ir įtampos liepia eiti.
Tai vat štai ką čia galima pakomentuoti. Galima suprasti iš vienos pusės, būti empatiškiams ir suprasti, kodėl mūsų tėvų karta ir dar ankstesnė karta mąstė vienaip arba kitaip. Jūs kažkada minėjote, yra tokia knyga Unikali lietuvio kodas, ar ne? Man atrodo, ten yra visi atsakymai. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime pateisinti ir toliau tokius mąstymo šablonus arba komunikacijos būdą atitinkamą, jeigu mes supratome, kad tai buvo žalinga, neteisinga, netinkama, destruktyvu ir mes dabar net ir suaugę supratę, kad tai neteisinga. Čia žinutės tai ekrane už tai juokiasi, žinutės ne iš tos temos. Jo. Todėl pradedame rinktis taip, kaip nebepatogu, kaip nebeįprasta ir sukeliam tokį pasipriešinimą tai ankstesniai kartai. Galimai gal ir rašytoja, nežinau, čia tik tai mano tokia hipotezė, susidūrė, tarkime, kažkur aplinkoje su tokiom patirtim ir tada bando ieškoti, paaiškinti, dėl ko čia visa tai vyksta. Ir kad galimai įtaką didelę padarė taip vadinama terapinė kultūra. Žinot, man tai važiuojant į mūsų pokalbį gimė tokia mintis, kaip būna, nesakau, kad tai yra smurtas ir smurtinis elgesys, tarkime, rašytojos, ne, iš karto užbėgu įvykiams už akių, bet pas mus yra priimta, tarkime, tų manipuliuojančių žmonių sąmonėje sakyti ir kartoti, kad psichologai plauna smegenis ir panašiai. Tai čia tas pats toks, man žinot, gimė tokia mintis, kad ta pati terapinė kultūra išplauna smegenis, dėl to dabar čia pradeda nustatinėti ribas, čia būti savarankiški, autentiški, čia atstumia tuos tėvus ir panašiai. Tai yra kaip pasiekmė to, kad terapinė kultūra išplovė smegenis. Tai čia mano toks grubus kažkoks išvedimas. Žinot, nei viena sėkla nesudygs ten, kur nėra palanki dirba. Tai vadinasi, ta, ką mes vadinam galbūt su ta neigiama tokia nata terapinė kultūra, ji nerastų savo būtent tos dirbos čia, tai ir ta sėkla nesudygtų, vadinasi, dirba yra. O ta dirba tai yra kas? Diskomfortas vidinis, kurį jaučia suaugę vaikai, nes mes šiuo atveju čia apsiribuom šitą temą daugmaž, tai yra suaugusių vaikų ir tėvų santykiai ir atstumimas tėvų. Tai vadinasi, dirba yra. Kodėl ta dirba išsipureno, kodėl ji tokia derlinga tapo. Ir ne tik apie Lietuvą čia eina kalba, tikriausiai tas vyksta galbūt ir kitur. Aš nelabai gilinausi į kitų šalių kontekstą būtent tokioje temoje. Tai dar mes pasižiūrėkime iš kito kampo. Iš tikrųjų, nėra tikslo ir nėra pagrindo smerkti tėvų, kurių vaikai bando išsilaisvinti nuo toksiškų kažkokių situacijų, nuo kontrolės perdėtos, nuo gyvenimo reguliavimo ir taip toliau. Tikrai čia niekas nekaltina. Ir jų kalties irgi nėra, nes jie užaugo atitinkamai dirboje. Ir gavo tai, ką gavo. Čia mes suprantame. Tai galbūt perdėta yra reakcija į tai, kad dabar suaugę žmonės įgijo įrankius, kurie padeda į šitą situaciją pažvelgti kitaip, kurie padeda suprasti, kad aš neprivalau sėdėti už vieno stalo su visa giminė, kuri mane pasirinkusi kaip atpirkimo ožį ir per visas šventes mane tarkuoja, kodėl tu neištekėjai, kodėl tu ištekėjai, kodėl tu nekovoji su savo vaiko tėvu už didesnius kabutėse alimentus, kodėl tu nekovoji ten, kodėl tu nedarai to. Tai kiek yra žmonių, kurie nuolat per tas vadinamas giminės šventes tampa tokiais atpirkimo ožiais. Tai ar verta save taip alinti ir važiuoti į tokius susibūrimus, kai tu žinai, kas vyks? Ir aš labai dažnai girdžiu apie tai, kad būtent giminėje visada yra kažkoks tai pasirinktas vienas jonelis, atsiprašau, durnelis, ant kurio visa giminė krauna savo visą įtampą. Galų gale susirenka ta platesnis tas šeimos ratas, tam su seneliais, tėvais ir dėdėm tatom. Mes gerai pagalvokime, kokios vyrauja temos. Jeigu ne politika ir ne jeigu kas kokią mašiną nusipirko,
Tai kokios vyrauja temos? Apkalbėti Taip. kažką, ar ne? Vieno žmogaus gyvenimą narstyti, kažką kaltinti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ar tame čia tikrai reikia dalyvauti? Jeigu į mane niekas neįdeda turinio kažkokio kokybiško, aš tenai neinu. Taip. Viskas. Tai vien dėl to, kad imituoti savo fizinį kūną atnešus, kad čia vyksta kažkokie tai šeimos santykiai, aišku, tai yra pasirinkimas, kažkam galbūt taip tuo metu yra geriau, bet ne visiems tai tinka. Taip, tai man va šitoje vietoje labai norisi pasakyti ir aš ištisai tai kartoju, kadangi man pačiai tai asmeniškai labai tinka, kad kraujo ryšys niekam nesuteikia teisės ir privilegijos, ar ne, su mumis bendrauti, palaikyti ryšį, turėti kontaktą, priėjimą, nesuteikia teisės. Kadangi mes, kaip suaugę žmonės, jau patys savarankiškai renkamės, kur ir kokia forma bendrauti ir su kuo bendrauti. Įskaitant ir tėvus. Jeigu matome, kad mūsų tas santykis netenkina, buvo ne vienas bandymas, tarkime, dialogo gražia forma spręsti situacijas, tos nesusitarimus, kažkokius nesutarimus, nesusikalbėjimus. Ir ilgalaikėje perspektyvoje jokio rezultato nėra, o žmogus auga visapusiškai ir emocinę brandą turi, ir fiziškai subrendęs, ir intelekto lygis pas jį atitinkamas, ar ne, jį domina temos kažkokios, jo pasaulio matymas yra platus ir jis neprivalo save sumenkinti, nužeminti, prisitaikyti ir būti ten, kur jam nemalonu, jeigu jis nėra gerbiamas. Dėl ko suaugęs vaikas turėtų gerbti tėvą, kuris negerbė jo? Kur yra lygybė šitoje vietoje, ar ne? Čia tos lygybės gali ir nebūti, bet galime dabar kitos, vadinkim, oponentų stovyklos argumentą ištraukti čia. Davė tėvai gyvybę ir vien už tai, kad davė gyvybę, jie turėtų būti, nepaisant nieko, gerbiami, mylimi ir taip toliau. Tai gal dalinai su tuo sutikčiau. Aš sutinku tiek, kad jeigu nėra natūraliai artumo ryšio su motina ar tėvu ar su abiem kartais, tai jo dirbtinai nesukursi, nesvarbu davė ar nedavė tą gyvybę, bet tai, kad faktas, kad davė motina ir tėvas gyvybę fizinę, tai yra pagrindas fiziškai jais pasirūpinti, jeigu taip atsitinka, kad to rūpesčio reikia, priežiūra kažkokia, tai suorganizavimas kažkokios priežiūros. Kiek yra atvejų, kada, pavyzdžiui, po tėvų skyrybų vienas iš jų daugybę metų pamiršta visiškai tos vaikus, nebendrauja, labai gerai, jeigu dar moka išlaikymą kažkokį, bet dažnai net ir to nėra, ten gaudo tos mamos, tėčius, kurie neaišku kur gyvena arba pasidarė patogiai pajamų neturėjimą, nors neoficialiai uždirba ir taip toliau. Tai čia tos istorijos kasdien mano darbe iškyla. Tai dabar po kažkiek metų toksai tėvas, kuris nebendravo, neprisidėjo prie poreikių, jam buvo neįdomu, kuom tie vaikai gyvena, staiga sako, aš kadangi prisidėjau prie fizinės gyvybės atsiradimo savo vaikų, dabar aš nusipelniau to ir ano. Tai va čia ir klausimas yra ir filosofinis, ir etinis, ir praktinis, ir visoks koks. Kaip tame vaike pagimdyti pagarbą, kaip tame vaike pagimdyti kažkokį tai prieraišumą. Aš manau, kad tai yra neįmanoma, jeigu to nėra, tai nėra. Tačiau tas vaikas gali priklausomai nuo jo išsiauklėjimo, galbūt išsilavinimo, nuo turėtų gyvenimiškų patirčių, gali savo pasakyti, taip, aš to žmogaus negerbiu, aš net nejaučiu jam jokio artumo, tačiau aš kaip fiziniam tėvui, biologiniam, jaučiu pareigą padėti tokio ir tokio situacijų. Taip gali būti. Tai gali būti savarankiškas visiškai toks pasirinkimas. Esu girdėjusi ne vieną istoriją, netgi kai tokiais atvejais, tarkime, suaugęs vaikas bando padėti ligos atveju, tačiau tėvas arba motina kabinėjasi
priekaištauja, visokius skundus išreiškia, nepasitenkinimą, ne taip padarei, ne taip nuvežei, ne taip paėmei, ne tiek pervedei, ne taip sumokėjai, ne ten kažką padarei. Tai irgi, ar ne? Tada... Na tai yra tiesiog būdas kontroliuoti, pririšti prie savęs, kontroliuoti ir kažkur nukanalizuoti savo vidinę įtampą, nes visą laiką kažkas kažkom kaltas yra. Na, čia aišku yra amžinas klausimas, iš tikrųjų, kiek mes visi mokame įvertinti su dėkingumu kito žmogaus pastangą. Tai čia tiesiog manau, kad nėra ribų šitam tobulėjimui šitą vietoj ir tą dėkingumą išmokti jausti visame kame, tai yra turbūt viso gyvenimo reikalas. Bet aš tikiu, kad suaugusiems vaikams labai skaudu yra, kai pavyzdžiui, turi savo jau vaikų, kuriais reikia rūpintis, kurie eina į mokyklas ir kurie serga ir taip toliau, ir dar rūpinėsi savo tėvais, ar vienu iš jų, ar tėvu, ar motina, ir nuolat susilauki priekaištų, kad ne taip kažką darai, kad galėjai daugiau padaryti, kad galėjai kitaip padaryti, kad per mažai, per retai vis tiek tu man skambini ir taip toliau. Tai yra tikrai labai didelis krūvis ir aš nepaprastai gerbiu visus suaugusius vaikus, ar tai būtų sūnus, ar tai būtų dukros, kurie, nesvarbu kokie bebūtų santykiai su tėvais, kurie jos prižiūri, nes tai yra didelis dažniausiai ir fizinis, bet ir emocinis ypatingai krūvis. Tikrai taip. Taip, ir fizinis, ir emocinis. Nežinau, man tokia mintis dar čia gal ne visai dabar taip nuosekliai gaunasi, bet iškilo tokia, kad kai aš sprendžiu tas moterų santykių istorijas, labai dažnai moterims, kurios tikrai yra toksiškose, netoksiškose, bet tiesiog smurtą, kurios patiria iš savo partnerių, motinos palaiko smurtautojus, nepalaiko savo dukrų, o po to pradeda daryti spaudimą. Arba netgi pasako, kad jeigu tu išsiskirsi, tai žinai, tu man tada ne dukra. Tai pas mane va tokios istorijos skamba ir jos tikrai yra labai skausmingos ir nemalonios. Aš pati taip pat turiu patirtį su savo mama, kuri, aš paprašiau, kad mane į vaikų globos namus nuvežtų, kai man buvo 8. Mama nuvežė, buvo pas mus priklausomybių tema labai stipri. Ir nei vieną kartą per 10 metų, kol aš augau vaikų globos namuose, nors atstumas nuo vaikų namų iki tėvų namų buvo 8 kilometrai, nei karto manęs neaplankė. Po to jau suaugusi aš pati bandžiau kurti ryšį ir su anūkais kurti ryšį ir atrodo, kad gražiai bendrauja ir panašiai, bet to emocinio ryšio nebuvo niekada ir bandymas sukurti ryšį buvo iš mano pusės. Ir šiai dienai, praėjus tiek metų, man dabar yra 39, aš galiausiai atsiribau nuo mamos, nes pamačiau, kad jinai iki šiol yra visiškai emociškai neprieinama. Ir man lūkestis, kad kažkada bus gražus santykis, kad kažkada aš jai nuoširdžiai rūpėsiu, mane viduje žeidžia ir labai stipriai skaudina. Kam man to reikia? Ar man reikia to skausmo? Aš geriau pasirinksiu jausti kitus jausmus, gražias emocijas išgyventi, jom pripildysiu savo ir vaikų arba klientų gyvenimą. Tai va, čia toks mano požiūrio kampas dabar ir pasirinkimai, kuriais pasidalinau. O gal mes tada į tą jau antrą pokalbio pusę galime keliauti ir aš tada noriu dar paklausti, va tada tiesiog labai konkrečiai Rūta, ar jeigu iš teisinės, pavyzdžiui, pusės ar ne, jeigu jau čia pasinaudojant jūsų statusu kaip advokatės, ar suaugęs vaikas visada turi pareigą palaikyti tą santykį ir išlaikyti, pavyzdžiui, tėvus? Čia labai taip trumpai. Teisinė pareiga atsiranda tam tikrais atvejais, jeigu tėvai reikalingi išlaikymo ir gali kreiptis dėl to į teisinę tvarką, tai reiškia netgi teisinius procesus inicijuoti ir prašyti iš savo vaikų išlaikymo. Tačiau jeigu būtų nustatyta, kad patys tėvai ar vienas iš jų konkrečiai nevykdė pareigos išlaikyti vaikus arba kažkaip kitaip veikia prieš vaikų interesus, tai tokiu atveju tos teisinės pareigos neliktų, būtent vaikų pareigos tėvų atžvilgiu. Tai čia taip, jeigu visiškai sausai supaprastintai teisiškai. Šiaip mūsų kultūroje, aš manau, tikrai
vyrauja požiūris, kad reikia padėti savo tėvams. Iš tikrųjų mes pakankamai, mūsų visuomenė dar yra, vyrauja požiūris, kad ne į senelių tam kokius namus, ne kažkur tos tėvus priduoti. Kad patys rūpintųsi. Rūpintis. Bet yra tokių, aš esu mačius ne vieną situaciją, kai tarkime reikalinga nuolatinė medicininė priežiūra specialisto kažkokio tai, tarkime jau sunkiai sergantį tėtį arba motiną reikia labai prižiūrėti, daug dėmesio ir laiko skirti, o suaugęs vaikas turi savo gyvenimą, savo atsakomybę, savo vaikų ir verčiasi tenais per galvą, pervargsta, bet vis tiek rūpinasi. Tai iš vienos pusės. Na tai, kaip ir sakiau, aš tikrai labai gerbiu tokius žmonės, nes aš matau, koks beprotiškas krūvis yra. Taip. Ir ta etinė, moralinė pareiga prieš savo tėvą arba motiną, kuris yra galbūt sunkios būklės ir ten kartais juk ir iš lovos neatsikelia. Tai tikrai pas mus dar pakankamai visuomenėje yra jos laikomasi. Vakaruose jau yra naudojamasi komfortiškom paslaugom, kiek tai yra įmanoma, nusimant tą krūvį. Nežinau, kur čia yra teisingas atsakymas, aš manau, kad kiekvienas žmogus savo turi rasti tą atsakymą. Aš esu ne vieną kartą susidūrus su atvejais, kada, pavyzdžiui, suaugęs vaikas tą pareigą prižiūrėti sunkiai sergantį tėvą arba motiną savo užsikrauna vos ne kaip kažkokią tai asketizmą, ne tai, kad kaip bausmę, bet kaip, sakykime, sąmoningai priima tą sunkumą tam, kad kažką atstatytų, kažką išsivalytų. Tai irgi gali būti ir tokių pasirinkimų. Tačiau galbūt, jeigu bandytume jau tokį visiškai supaprastintą atsakymą rasti, aš manau, kad priežiūra sunkiai sergančių ar sunkioj būklėje esančių tėvų neturėtų pernelyg daug laiko ir kitų resursų nutraukti nuo to vaiko šeimos. Jeigu dėl to kenčia kiti ir tai būna, kad, pavyzdžiui, sutuoktinis sako, o tai kur aš? Tėvai, o tai kur aš? O kur mūsų vaikai? Tai va čia reikia ieškoti, manau, balanso. Taip, kažkokią dalį savo resursų galima skirti ir reikia daugeliu atveju, tačiau nepamiršti ir to, kad savo šeimą turime taip pat, kuri po kiek metų tikrai neprisimins, kad negavo dėmesio pavyzdžiui, iš mamos, dėl to, kad jis savo mamą prižiūrėjo. Retai tai būna, kad matytų visi tą visą įvykių grandinę, tą visą seką su priežastiniais ryšiais ir su pasiekmėm. Tiesiog, pavyzdžiui, vaikai užaugę sakys, mes mamos neturėjom. Taip, tiesiog pasiekmes matys. Matys pasiekmes. Tai irgi reikia įvertinti. O aš gal tada norėčiau pridėti šitoje pusėje, kaip aš dar matau, tai matau, kad šeimos santykiuose yra atitinkama hierarchija. Mes esame tėvų šeimoje ir kai išeiname, jau kai užaugam, išeinam, sukuriam savo kitas šeimas, tai ta mūsų nauja šeima ir yra pirma ir pagrindinė šeima, kur didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas, ypatingai jeigu yra mažamečių vaikų. Tai čia yra mano asmeninė nuomonė ir kad pagal galimybės turėtų būti skiriamas tas dėmesys, rūpestis jau savo tėvams. Be abejo, tai mes turime visą laiką matyti tą grandinę, mes užaugame iš tėvų resursų visapusiškai. Tai be abejo, nes turime suprasti tai, kad mums gyvenimo pagrindą vienokį ir kitokį paklojo tėvai. Mes naudojamės jų gyvybiniais resursais, laiko resursais, materialiniais resursais ir taip toliau. Tai šito pamiršti mes negalim jokių būdų, bet kaip ir jūs, Aušra, sakote, kai mes sukurime naują tą ląstelę, naują šeimą, ten lygiai taip pat mes turime savo resursus atiduoti. Dalinai tai, ką gavom iš tėvų, mes pernešame į tą naują gyvenimą, dalinai savo pridedame. Tai visur matykime tą pusiausvyrą. Ir manau, čia ir kažkokiose ribose laviruojant galima turbūt teisingiausius tos atsakymus rasti. Ir man atrodo, kad svarbiausia tai neišduoti savęs visais tais atvejais. Ne iš kaltės jausmo daryti, ne iš kažkokio tai visuomenės spaudimo ar susiformavusio požiūrio, o
pirmiausia, neišduodant savęs ir nuoširdžiai pasikalbėjus su savimi. Tai va čia ir yra tas momentas, kad savęs neišduotum, pirmą tą save turi turėti ir suprasti, kas tu esi, kokios tavo yra vertybės, kokia jų hierarchija tų vertybių, kas yra svarbiausia šiandien bent jau gyvenimo etape. Tai būtent grįžtant prie mūsų tos temos, kuri inspiravo, įkvėpė šitą mūsų šeštadienio pokalbį, tai terapinė kultūra, kaip mes ją besuprastume, visgi padeda žmonėms ar primena žmonėms, kad yra poreikis pasiknaisioti po save. Be abejonės užsiknisti po kažkokius tai vidinius dalykus per ilgai ir užstrikti tame, tai irgi nėra gerai, nes tada tikrai tu pradedi nebematyti nieko aplinkui ir nebematai kitų žmonių poreikių, nebemoki jų jausti ir tada būna tik aš. Taip. Bet save suprasti, kas man kelia diskomfortą, kodėl taip yra, kaip aš tą galiu pašalinti jau priežastį to diskomforto arba priimti sprendimą, kad aš su to susitaikau. Tai yra elementarūs klausimai, kuriuos savo galima užduoti ir terapinė kultūra padeda tai daryti. Kitas klausimas yra, kad mes turime dabar žymiai platesnį žodyną, nei mūsų tėvai turėjo. Mūsų tėvai ir seneliai net nekalbėjo tokiomis temomis, kad ten kažkas yra manipuliatorius, kažkas yra narcizas. Čia yra ta slidžioji terapinės kultūros pusė, kad pas mus atsirado tas žodynas, ne visą laiką naudojamas pagal paskirtį ir aš matau, kad prasideda daugeliu atveju, pavyzdžiui, rašo klientės jau pirmasis tas žinutės mano vyras narcizas ir prasideda toliau ant to pagrindo visą informaciją. Tai aš, žinoma, visą laiką sustabdau šitą srautą, nes jeigu mes ant to pagrindo pradėsime savo strategiją statyti, kad kažkas kitas yra narcizas, o aš tik tai auka, tai irgi nieko iš to gero nesigaus. Plus, kas čia nustatė, kad tas vyras yra narcizas, ar aš čia pasiskaičiau keletą įrašų Instagram'e ir jau dabar aš čia diagnozavau, ar man tenais kokie hipnoterapijai kas nors susisapnavo, ar dar kažkas. Tai irgi reikia įvertinti, kad paplitimas žodyno, paplitimas šitų temų, kurių anksčiau nebuvo, nes dabar kas antra tema visur yra narcizai, manipuliatoriai ir taip toliau, tai daro ir neigiamą įtaką, ta prasme, kad mes labai greitai prilipdome etiketes, nebe ieškome priežasčių savo pasirinkimuose, nusimetam atsakomybę ir tada jau nukreipiam visą savo dėmesį į kito žmogaus elgesį, žiūrėdami į jį per padidinamą stiklą. Tai be abejo, kad tai nėra sveika. Ne ten fokusas turėtų būti, fokusas vis tik tai turėtų būti į save, į savo pasirinkimus, aišku, išsiaiškinti priežastis dėl ko, kas padėjo susiformuoti, tarkime, mano tokiems pasirinkimams, kodėl tokie elgesio modeliai. Ir labai labai pritariu ir palaikau, kad užsiknisimas praeityje, knaisiojimasis vaikystės traumose, terapinimasis, tai tuo pagrindu metai iš metų tikrai nėra efektyvu, nei jokio augimo prasme, nei jokiom kitom prasme, nei laiko prasme. Užstrikti galima labai lengvai ir labai ilgam, tai tose vadinamose vaikystės traumose. Suprasti yra svarbu ir taip pat svarbu tada laiku priimti sprendimus, kurie veda į priekį, kurie kažką išsprendžia. Taip, kažką išsprendžia, teisingai. Tai aš čia gal šitoje vietoje norėčiau pasakyti, kad tas susvetimėjimas ir kartais vaikų pasirinkimas atsiriboti, atitolti nuo tėvų, tai gali būti iš esmės pirmas kartas, kai žmogus pats pradeda matyti save kaip vertą pagarbos ir turinti teisę spręsti savarankiškai. Todėl tėvams įsižeisti galbūt nebūtų verta, galbūt būtų verta paklausti savęs, o tai kaip čia dabar taip nutiko, kad tas vaikas pasirinko atsiriboti. Tai, žiūrėk, aš tai manau taip, gamta kaip sudėliojo.
nėra stipresnio ryšio tarp vaiko ir motinos. Čia, kaip mes pasakysim, čia negaliu dėti lygybės ženklą, kad ir kaip norėčiau tolerantiškai atrodyti. Nėra stipresnio ryšio tarp vaiko ir motinos, ir sekančių žingsnių ryšys tarp vaiko ir tėvo susiformuoja ilgainiui su mama, tas ryšys biologiškai yra ir mes nuo to dar kol kas nepabėgome. Tai dabar tas ryšys nulemtas yra toks stiprus, kad labai reikia pasistengti jį sugadinti. Ir dėja, daug kas labai sėkmingai pasistengia sugadinti šitą ryšį. Čia jau kalbu apie tėvų pasirinkimus. Nori dar žiauriau, galiu pasakyti dar žiauriau. Mes pagalvokime, kiek tų vaikų, kurie dabar yra suaugę, kiek iš jų buvo tikrai norėti, planuoti, laukti nepaprastai ir nuo pirmos minutės globojami besąlygiškai. Rūpimi. Taip, tai va, kad yra daug tų vaikų gimė ir gimsta toliau. Kaip pasiekmė seksualinio potraukio, atsitiktinumo. Žinote tą anekdotą, aš pasakysiu tokį. Mamyte, o kaip aš atsiradau? Ar kaip aš gimiau? Sako, aš su tėčiu norėjau tik tai gerai vakarą praleisti. Kažkoks toks, tiksliai neatsimenu, bet čia esmė tokia, kad tie atsitiktinukai, tokie netyčiukai ir paskui tėvai, nebūdami sąmoningai apsisprendę pasiruošti tėvystei, norėti vaiko ir norėti būti mama arba tėvu yra du skirtingi dalykai. Labai stipriai skirtingi, tai va čia apie tai jūs kalbate. Taip, tai mes natūraliai jau turime tokią situaciją, kad tiesiog tie vaikai gimsta ir kažkaip gyventi reikia su tais vaikais. Tai buvimas biologiniu tėvu ar biologinė mama būtent tokiose situacijose, kai gimsta vaikas netyčia, kažkaip jis ten atsiranda, tai nereiškia, kad tikrai buvo pasiruošta priimti ir emociškai sukurti tą ryšį. Bet vis tiek, net ir nepaisant to, gamta taip sudėliojo, kad nėra stipresnio ryšio kaip vaiko ir mamos. Ir jeigu tėvas deda pastangas, ilgainiui susikuria ryšys tarp vaiko ir tėvo. Tai dabar, kad tą sugadintume, tai, kaip sakiau, reikia įdėti neblogai pastangų ir dėja sėkmingai tos pastangos yra dedamos. Kaip? Netrukdyk, palauk, ką tu čia išsigalvojai. Tai čia tokie patys švelniausi dalykai, kurie vaikui nuolat transliuoja. Kai užaugsi, tai tada turėsi teisę. Pienas nuo lūpų nenudžiuvo, ko čia vadovauji, klausyk suaugusi, pasakiau ir taškas. Kodėl? Todėl, kad aš mama pasakiau ir klausyk turi. Išsipurvinsi, nelįsk, išgriuvo vaikas bėgdamas ten kažkur dar vos išmokęs vaikščioti, baltom kelnytėm aprengtas, ir pas mamą prasideda reakcijos. Tai mes čia tokius banaliausius, kasdienius pavyzdžius pateikėm, aš jau nekalbu apie stipresnius dalykus. Vaikas auga, pripažinkim tai, dažniausiai vaikas auga absoliučiai toksinėje aplinkoje. Į vaiką suprojektuojami yra tėvų lūkesčiai, baimės, gėdos ir visokie kitokie, sakykime, atliekos tokios emocinės ir tas vaikas tampa tokiu sugertuku šitų dalykų, o po to jau kaip auga, tai dar jam pradedama ateitis projektuoti, tu tą darysi, to nedarysi. Kas dar man yra iš tikrųjų labai baisu, kad šiuolaikiniai vaikai beveik neturi vaikystės apskritai, aš nežinau, kas iš jų užaugs, nes nuo pat mažens į rankas tik kišami yra ekranai, kad vaikas tylėtų, planšetės, telefonai. Manau, nereikia daug aiškinti, mes matom, kas vyksta aplinkui, kai užtenka pasėdėti kur nors kaviniai ar kitoj viešoj vietoj. Ir kai jau tik vaikas vos jau čia pradeda lankyti mokyklą, tai tada dar 15 būrelių. Kaip sakant, atsiprašau už tą nelietuvišką žodį, uždubasinti vaiką būreliais. Kad tik nedaug dievė jis neturėtų laiko savo. Kad jis neturėtų vaikystės. Tai čia yra man tikrai labai baisus dalykas. Aš labai džiaugiuosi, kad užaugo dar ne toje būrelių kultūroje. Tai baisiau už tą terapinę kultūrą, apie kurią Eva kalba, tai yra ta būrelių kultūra. Ir aš daugiau šitai matau, nes kai vyksta skyrybos, dažniausiai prasideda
iki tol vaikas kaišiotas po visus būrelius ir kai prasideda skyrybos, tada jau prasideda nenoras mokėti už tos būrelius vienos ar kitos pusės. Ir tada tą temą aš turiu lukštenti ir aš matau, kas darosi su tais vaikais, jis neturi kada kvėpuoti. Iš ryto apsmegojęs į mokyklą iki durų pristatomas, po mokyklos vėl į mašiną, vėl į būrelį, kažkur prabėgšmom pavalgęs, po būrelio atvežtas vėl nuo durų iki namų ir tas vaikas gyvena kažkokiam tai absoliučiai nevaikiškam pasaulyje, neturėdamas savo vaikiškos aplinkos, savo vaikiško laiko, savo vaikiško tempo. Na tai vat ir paklauskime, koks čia ryšys bus susikūręs artimas su tėvu ir motina arba su vienu iš jų, jeigu vaikas tokiam ritme gyvena nuo mažens. Ir jeigu vaikas neturėjęs visiškai laiko savo, nesupratęs, kas jisai yra, tapęs suaugusiu, vieną dieną atsitrauks nuo tų tėvų, nes vaikui reikia susivokti jau suaugusiam, ko jis nori, ar jis tikrai pasuko gyvenimą tokiu keliu, ar tikrai jam įdomu su tais suaugusiais giminės nariais kalbėti ir apkalbėti ten kažką, arba klausytis, kodėl tu dar neištekėjai, kodėl tu tą vedėjai, arba ne tą ir taip toliau. Ir va tada išlys tie diskutuotojai, kuriuos mes matome po Evos įrašais ir sakys, va, vaikas atitrūko, vaikas mato tik save. Nu tai pagaliau jisai pradėjo matyti save, nes prieš tai užaugo visiškai pamirštas ir gyvenęs kitų gyvenimą, suaugusių gyvenimą. Tai va, žiauriai. Čia šį šeštadienį rytą, bet tokia yra realybė. Taip, tai gal tada pačiai tokį pabaigai, tai svarbu būtų pasakyti, kad pats atsiribojimas savaime nėra tikslas, nėra tikslo tiesiog atsiriboti. Yra kažkokiu tikslu tai daroma, bet tai nėra pats tikslas. Taip kaip pinigai savaime nėra tikslas, mes pinigų norime dėl kažkokių priežasčių, tai čia taip pat atsiriboti savaime nėra siekis. Siekis yra susigrąžinti, pažinti save, kartais susigrąžinti save ir gal tada svarbu auditorijai priminti, kad ryšys yra vertybė tada, kai jis yra saugus, kai jis nėra žalingas. Na taip, su pliuso ženklu gali būti ir su minuso ženklu, nes kartais mes ir klausim savęs, o kodėl žmogus negali ištrūkti iš jį absoliučiai žalojančio santykio, jeigu čia tas žodis santykis iš vis tinka, čia tiesiog situacija ir aplinka labiau tiktų. Tai tikrai aš pritariu, kad čia visada žiūrėkime pusiausvyros. Taip, nėra gerai save atkirsti nuo pasaulio, iliuzija kažkokia, kad čia dabar aš ieškau nušvitimo ir ieškau savęs, kaip ten bepavadinsi. Mes vis tiek gyvename tarp kitų žmonių. Kita vertus, aš manau, kad nei vienas žmogus, čia tai yra vėlgi gamtos duota, sąmoningai nenorėtų nukirsti ryšio, kuris jį turtina. Čia būtų labai jau keista, ar ne? Tai dažniausiai mes atsiribojame tada, kai mums reikia pauzės, kai mums reikia šiek tiek savo erdvės, kai mums reikia savo laiko, kai mums reikia suprasti, kai mums reikia sumažinti krūvį kažkokį tai toksinį. Tai yra priežastis dažniausiai būtent atsiribojimo. O jeigu kažkoks terapeutas ar, nežinau, kažkokia tam terapija ar draugas, draugė, kažkas man pasakė, žiūrėk, tu atsiribok nuo savo motinos, nes tau, tiesiog nežinau, kodėl reikia nuo jos atsiriboti, o aš su savo mama turiu stiprų ryšį, tai atsiprašau, tai kokia aš turėčiau būti durnumo, kad aš paklausyčiau tokių žmonių. Taip. Tai terapinė ta kultūra ar visa tai, apie ką mes išnekėm, nepriverstų mūsų padaryti priešingai, jeigu pas mus kaip jausmas būtų. Taip. Jausmas yra galingiausias dalykas. Tai jeigu mes jaučiame, kad mums yra gerai, kad jaučiame artumą, atvirumą, priėmimą, tai dabar atsitraukti nuo to, kas mums gerai. Na, čia turi būti tikrai žmogus jau su labai sužalota psichika, kažkoks nesuvokiam, bet
čia tiesiog yra neįmanoma situacija, mes čia šnekame absoliučiai Taip. hipotetinę situaciją, bet taip negali būti. Tai turi nutikti daug visko iki to, kad žmogus tikrai pasirinktų tokiam, pasiruoštų ir pasiryštų tokiam žingsniui, nes tai reikalauja drąsos, labai dažnai tėvai turi daug didesnį autoritetą, daug daugiau galios vaikų akyse ir tam, kad jau suaugęs žmogus netgi kartais nedrįsta ir išdrįstų žengti tokį žingsnį, tai reikia labai daug vidinių resursų ir atsakomybės ir prieš save ir žinojimo, kad bus pasiekmių visokių, kurios nebus labai malonios. Nes visuomenės spaudimas visgi yra, kad privalai, tai visuomenė vertina neigiamai dažniausiai tokius pasirinkimus, aš jau nekalbu apie artimesnę aplinką, šeimoje, giminėje. Dažniausiai tas, kas atsiriboja nuo šeimos giminės vieno ar kelių narių, vertinamas yra neigiamai. Tai taip, tai yra pasirinkimas, kuris reikalauja labai didelio apmąstymo. Ir kokiu tikslu tas pasirinkimas visada reikia savo atsakyti. Taip. Tai jeigu tai yra kerštas kažkam, tai gal ir nėra gerai, bet jeigu tai yra į sveikimą, į sprendimą kažkokį tai vedantis dalykas, tai kodėl ne? Tai ką pasakytumėt Rūta žmogui, kuris stovi ant ribos? Pasilikti ir išeiti. Tai aš visą laiką klausiu, ką norite pasiekti, ką norite iš tikrųjų išspręsti. Ir dažniausiai nuo to klausimo ir prasideda ėjimas link priežasčių. Nes klausi, ką nori išspręsti ir paskui gavus atsakymą, toliau klausi, o kodėl šitaip atsitiko, o kodėl šitaip jūs jaučiatės dėl to. Na čia aišku, aš jau lendu gerokai už ribų savo teisinės veiklos, bet kadangi šeimos situacijose neišvengiamai yra priežastys neteisinės, o žmogiškos, tai nenori jas tenka pasiaiškinti. Nuo ko ir pradėjau, to galiu užbaigti. Klausimas yra geriausias būdas kurti ryšį ir santykį. Kada yra problemos kažkokios tenai. Tai klauskim savęs, klauskim kitų ir priimkim atsakymus kitų žmonių, ne su išankstinė nuostata. Kažkokią tai nemoralizuokime, jeigu tas žmogus taip jaučiasi, taip mano, net jeigu ir mums atrodo, kad klaidingai, bet priimkim, kad taip yra su to žmogumi. Ir manau, kad labai tai padėtų taisyti daugelį tų situacijų, kurias aprašo savo knygoje Eva Tombak ir linkiu kuo geriausios sėkmės tos knygos sklaidai, nepritardama turiniui kai kurių tų diskusijų ir pačios Evos įrašų turiniui jos Facebooko paskyroje, tačiau gerai, kad šita tema iškilo, būtent suaugusių vaikų ir jų tėvų santykiai, atsiribojimai vienas nuo kito ir taip toliau, nes kalbėti apie tai reikia, priežastis aiškintis reikia, smerkimo linkiu kuo mažiau linkiu konfrontacijos ir priešingų stovyklų kūrimo. Tai to ir noriu palinkėti ir šį šeštadienį ir ateičiai. Gerai, tai tada tuo mes ir pabaigsime. Ačiū Rūta Jums už pokalbį. Ačiū. O aš auditorijai irgi palinkėsiu gražaus šeštadienio. Kaune jau čia viskas žaliuoja. Kitose miestuose gal irgi pavasaris bunda. Tai leiskite savo savęs paklausti ir per klausimus ieškokite savo tinkamiausių pasirinkimų. Tai gražios dienos ir iki malonaus. Iki.